0 Tel Avivo Maccabi komandos naudai. Pradžia nutildanti šiek tiek Kauno Žalgirio. Tačiau Tel Avive žalgiriečiai dabar jau atsilieka 3-5 ir šiandien gali pradėti lyginti šį santykį. Arvydas Sabonis, netaiklus metimas, pats krepšininkai iškovojo pirmąją pergalę. Sabas karaliauja po savojo krepšiu. Dainius Šalenga ir 2 taškai. Dabar taškas, jis rezultatyviausias Tel Avivo Maccabi komandai. Giedrius Gustas, taiklus metimas, 3 taškai. Aidas Kotas sugeba atrasti Paulių Jankūną. Pastarasis antroji bandymų pelno 2 taškus ir mažina skirtumą vėl iki vieno vienintelio taško, 17-6. Deonas Tomasas, Noka Berdas, koks blokas ir nebuvo pražangos, galima žaisti toliau. Aidas Kota, perdavimas Mindaugui Timinskui ir pavyksta pelnyti 2 taškus. Nikola Vujčičius, netaiklus jo metimas, atkovoja kamuolį, tačiau gauna bloką nuo Pauliaus Jankūno. Dabar žaidime trūksta taiklių metimų. Štai tokių. Giedrius Gustas, 3 taškai. Antrasis tritaškis šiandien. Giedrius Gustas nebereikalo yra taikliausias tritaškininkas Kauno Žalgirio komandai. Vėlgi rezultatyviausiai buvo pirmajame ture, antrajame etape. Giedrius Gustas, 3 tritaškis iš eilės ir 24-19. Galimų serija. Tuo tarpu štai dabar Noka Berdas nepataiko iš toli. O dabar aplodismentai Giedriui Gustui už kovingumą. Jis iškovojo dabar ginčą. Kai atrodė, jog varžovas jau aiškiai turi kamuolį savo rankose. Štai tas epizodas dar kartą. Nėra jokios pražangos. Ir Giedrius Gustas dabar. Arturas Javtokas po Arvydo Sabonio perdavimo pergudravo. 29-28, minimali Žalgirio komandos persvara. Šarūnas Jasikevičius prasižengia, dabar nesuspėjo paskui Dainių Šalengą. Šarūnas Jasikevičius ir kadangi tai yra antroji jo pražanga. Arvydas Sabonis gauna kamuolį, pavyko šį derinį atlikti tik sekundės Kauno Žalgirio komandos ataką. Aidas Kota. Ir pats meta Aidas Kota. 3 taškai. Paskutinė atakai skirto laiko sekundė. Rangas aukštyn ir visi atsistoja, palydi Kauno. Paulius Jankūnas. Taip, 2 taškai ir pražanga Matijo Basnui. Užsikabino dabar už rankos Matijo Basnas. Buvo pražanga. 2 taškai skaityti.